Sveiki. Dabar baigiam pasiruošti dėti steiko kepimui. Anglis baigėsi degti, anglis turi būti švarios alksnio, mes naudojam estiškas anglis. Ir kai tik tai visas bus raudonas, mes dėsime tiesiai ant žarijų ribai steiką ir bandysime išsikepti kitokiu būdu ir kitokiu skoniu. Medžio anglis turi likti švari, praktiškai balta. Nu ką, mėsą kepsim. Dabar esmė tame, kad reikia, tai puikiausiai važiuokit apkepę. Tuos reikia nukreipti, jie limpa prie žalios mėsos, paskui jie nelimpa. Jis turės tokį biškį anglių, tokį poskonį. Tai dėl to anglis turi būti labai švarus. Pamatas, ždėjau, anglis iš karto liko. Nu va, ką jis prastai apkepęs. Nu va, mieste prudavus. 53. Avo, 40. Tai labai gerai. 40. Labai džiaugiamės, kad atvyksta vis daugiau žmonių ir kad žmonės domisi griliavimo kultūrą, griliais, anglimi ir kad pasidaryti savo kokybišką maistą. Seminaras baigėsi, manau, puikios akimirkos. Sekite Grilį LT, bandysim daryti daugiau seminarų apie anglį, apie žuvį, apie kobą, apie dujinį grilį rūkinimą. Stengsimės, kad kuo daugiau pateikti informacijos, kaip galima su puikiais griliais pasigaminti savo puikią vakarienę.